Labas vakaras, aš esu Emilis, sveikinu tave sugrįžus arba pirmą kartą prisijungus prie Dividendų eksperimento kanalo. Jei domiesi investavimu, finansais ir nori ne tik sekti, bet ir suprasti pasaulinės bei vietinės naujienas, pataikiai į tinkamą vietą. Šiandien aptarsime Teltonikos kovą su biurokratija Lietuvoje, iššūkius, su kuriais susiduria automobilių gamintojai Europoje, galimus Google pertvarkymus dėl antimonopolinių sprendimų, žinoma, Nvidia augimą, kuris vis dar kelia klausimų investuotojams, ir kaip nepakalbėjus apie Elono Musko planus mažinti biurokratiją Jungtinėse Amerikos valstijose. Jei šios temos tau įdomios, būtinai spausk like, prenumeruok kanalą ir palik komentarą. Tavo atsiliepimai skatina mane kurti dar daugiau turinio. Taip pat primenu, kad mano vieši portfeliai perkopė 100 000 eurų vertę yra prieinami visiškai nemokamai per nuorodas aprašyme. Keliaujam prie naujienų. Pradėkime šiandien arčiau namų. Visi norime klestėjimo ir augimo. Rodos tam tai reikia stiprių investicijų ir viskas yra pasiekiama. Visgi ne visada viskas yra taip paprasta. Teltonikos projekto stabdymas atskleidė gilias biurokratijos problemas Lietuvoje, kurios stabdo tiek stambių, tiek smulkių verslų plėtrą. 3,5 milijardo eurų vertės projektas galės sukurti 6 000 darbo vietų ir sustiprinti Lietuvos pozicijas puslaidininkių pramonėje, stringa dėl žemės paskirties keitimo vilkinimo, elektros tiekimo problemų ir neveiksmingo institucijų koordinavimo. Verslo lyderiai pabrėžia, kad viešumas yra vienintelis ginklas kovojant su biurokratijos kliūtimis. Jei didelės kompanijos, tokios kaip Teltonika, susiduria su tokiomis problemomis, ką jau kalbėti apie mažesnius verslus, čia iš karto kyla klausimas, ar Lietuva pasiruošusi pritraukti rimtas investicijas, jei pati joms kliudo. Šis atvejis kelia klausimų dėl valstybės administravimo efektyvumo ir gebėjimo įgyvendinti strateginius projektus ir investicijų išlaikymą. Dabar, kol mes bandome tikslingai išnaudoti investicijas, kiti bando mažinti išlaidas. Automobilių gamintojas Ford iki 27 metų planuoja panaikinti dar 4 000 darbo vietų Europoje. Iš jų daugiau negu 2800 Vokietijoje ir 800 Jungtinėje karalystėje. Verslas siekia mažinti išlaidas augant konkurencijai elektromobilių rinkoje. Tai jau antrasis etatų mažinimo etapas per mažiau nei 2 metus, kai 23 metais buvo paskelbta apie 3800 darbo vietų naikinimą. Kodėl tai vyksta? Europoje mažėja automobilių paklausa, didėja konkurencija iš Kinijos elektromobilių gamintojų, o energijos sąnaudos dar labiau spaudžia pelningumą. Ir galbūt tai skamba kaip tik Ford problema. Iš tiesų ne. Panašių sprendimų imasi Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW ir Audi. Tai rodo, kad automobilių pramoniai teks rimtai keistis, kad jį galėtų išlikti konkurencinga. Ir tai ne vienintelės sritis, kuris sprendžia finansinius keblumus. Kabelinės televizijos laikai baigėsi, o tai aiškiai parodo Comcast sprendimas pertvarkyti savo verslą. Bendrovė atsisako kabelinių kanalų tokių kaip CNBC ir MSNBC. Šis žingsnis leis Comcast sutelkti dėmesį į Peacock transliavimo platformą, kuri per pastarąjį ketvirtį padidino mokamų prenumeratorių skaičių 29%, o pajamos siekia net $1,5 milijardo. Kodėl tai svarbu? Šis žingsnis rodo, kad tradicinė televizija praranda savo padėtį, o ateitis priklauso srautinio transliavimo paslaugoms, kaip Netflix. Taip pat galima tikėtis, kad pramogų industrijoje prasidės naujas susijungimo etapas, nes įmonės bandys optimizuoti savo veiklą ir prisitaikyti prie kintančių vartotojų įpročių. Visgi, ar tokie pasikeitimai padės pasivyti augantį milžiną Netflix, kuris ir toliau muša naujus rekordus? Mike'o Tysono ir Jake'o Paulo bokso dvikova tapo istorinė, surinkusi 108 milijonų žiūrovų ir tapusi labiausiai žiūrimų sporto renginių pasaulyje. Papildomai Netflix sėkmę pažymi jų pasiruošimas pirmosioms NFL rungtynių transliacijoms Kalėdų dieną. Investuotojai tai irgi žiūrėjo itin palankiai ir vis labiau augino Netflix akcijų kainą. Netflix ne vienintelė kompanija mušanti rekordus, Nvidia toliau demonstruoja įspūdingus finansinius rezultatus. Trečiąjį ketvirtį bendrovės pajamos siekia $35 milijardus. Didžioji dalis atkeliavo iš duomenų centrų segmento, kuris išaugo net 112%. Nvidia taip pat prognozuoja dar didesnės pajamas ketvirtame ketvirtyje, tai yra $37,5 milijardo. Tačiau nepaisant šių rekordų, investuotojai nerimauja dėl galimų tarifų lustams, kurie yra pagaminti Taivane. Tai tarifai galėtų padidinti Nvidia išlaidas ir sumažinti pelningumą. Nepaisant to, Nvidia akcijos šiemet išaugo per 192%, gerokai aplenkdamos visus konkurentus, tokius kaip AMD ir Intel. Klausimas, ar Nvidia išlaikys savo lyderystę, kai rinkoje atsiras naujų konkurentų? Tai kol Nvidia ir Netflix vis labiau auga, ne visiems technologijų milžinams šie metai yra tokie sėkmingi. JAV teisingumo departamentas siūlo Google pertvarką, kuri galėtų apimti Chrome naršyklės pardavimą ir apribojimus Android naudojimui. Taip siekiama sumažinti Google monopoliją ir skatinti konkurenciją. Tačiau šis žingsnis iš tiesų sulaukė nemažai kritikos. Teigiama, kad tai gali pakenkti inovacijoms ir vartotojų privatumo apsaugai. Šis procesas primena ankstesnį Microsoft atvejį, kai buvo bandoma padalinti įmonę, tačiau tada sprendimas nebuvo įgyvendintas. Todėl
Iš tiesų lieka klausimas, ar šį kartą bus kitaip. Tokie skaudus smūgiai verslams gali ir pasibaigti, juk valdžioje dabar turime Muską, kuris prižiūri valstybės efektyvumo tarnybą ir bando mažinti biurokratiją, bei atlaisvinti verslam dedamus antkaklius. Pats riebalų apkarpimas valdžioje jau prasideda. Elonas Muskas ir Vivekas Ramaswamy siūlo federaliniams darbuotojams grįžti į biurus ir visiškai atsisakyti nuotolinio darbo, vadinamas tai pandemijos privilegija. Šis sprendimas galėtų sumažinti biurokratinį aparatą ir paskatinti savanoriškus atleidimus. Tačiau federalinių darbuotojų sąjungos griežtai kritikuoja šį siūlymą, teigdamos, kad jis neturi realių žinių apie valdžios veikimą. Bet ar šie pokyčiai bus veiksmingi, parodys laikas. Šiandienos pasaulis keičiasi labai greitai. Tiek dėl besikeičiančių politinių aplinkybių, tiek dėl naujų technologijų proveržio. Tai sukelia itin daug nepastovumo jausmo. Bet kita vertus, kada paskutinį sykį esi sakęs, šie metai tai ramus ir nuobodus. Bet šie metai tikrai nebuvo prasti, nors ir kupini permainų. Turime dviženklį vidutinio atlyginimo augimą, nors ir smagu, reikia nepamiršti, jog vos prieš porą metų matėm rekordinę infliaciją, ko pasiekoje atlyginimai tik vejasi ir kylantis klausimas dabar yra, kaip tai išnaudoti. Kaip? Nueisiu į parduotuvę ir išleisiu, o gal pasiimsiu naujų drabužių arba automobilį su leasingu, nes jau galėsiu savo leisti įmokas. Jei būtent to ir sieki, pirmin, bet jei tau norisi daugiau išgyvenimo ir nori pasirūpinti ir savo ateitimi, turi versti pinigus į turtą, kad jie ne tik pranoktų infliaciją, bet ir dirbtų už tave. Investavimas yra ne tik galimybė uždirbti, bet ir apsauga nuo ekonominio neapibrėžtumo. Kodėl nepadaryti pirmo žingsnio jau šiandien? Jei tai skamba kaip per daug sudėtinga ir viskas neaišku, o banguojančios akcijos kelia daugiau klausimų nei atsakymų, ne bėda. Tam turiu praktinį eksperimentą, kuriame investuoju po 100 eurų į mėnesį ir visas procesas užtrunka vos porą minučių. Tam žinoma reikės vertybinių popierių sąskaitos, ją gali visiškai nemokamai atsidaryti pasinaudojus nuorodą aprašyme, tuo pačiu nepamiršk ir promo kodų, kurių dėka gali gauti nemokamų akcijų pasipildydama sąskaitą didesnėms sumom iki metų galo. Šitoks Freedom 24 bonusas tiems, kurie iš tiesų žengia žingsnius. O dabar keliaukime į praktinę sesiją, kurioje parodysiu viską nuo A iki Z, kaip atrodo tas S&P 500 praktinis eksperimentas, kuriam jau 27 mėnesiai, tai truputį daugiau nei 2 metai. Gerai, atsidarom Freedom 24 sąskaitą, mes žiūrime į tą 036, kas yra beveik 5000 portfelis, truputį mažesnis. Tai dabar 27 mėnesius iš eilės investuoju po 100 eurų, plus pačioje pradžioje pradėjau nuo 1000. Tai galim paskaičiuoti, kad 3700 investuotas kapitalas, o šiuo metu turim 4800. Pasižiūrėjus į tą tokį laikotarpį, tai tie svyravimai tikrai egzistavo, bet per ilgą laikotarpį jų net beveik nesimato. Ir viskas labai gražiai matosi gražoje. 37% graža tiesiog perkant vieną vienetą ilgą laikotarpį, periodiškai, ir ilgas laikotarpis, 2 metai net nėra ilgas laikotarpis. Čia argumentas yra, kad per lyginamai trumpą laikotarpį jau matom labai milžinišką augimą, tas augimas tikėtinai gali būti mažesnis ateityje, galbūt ir toliau važiuos panašiais tempais, bet mintis yra, kad svyravimų kažkada anksčiau ir vėliau tikrai susilauksim, tai labiau parodyti tą tokį pavyzdį, kad prieš 2 metus visi, kurie man pasakojo, kad dabar yra pats blogiausias laikas pradėti investuoti, pasiginčykit su skaičiais šioje vietoje. Tikriausiai toks lengviausias būdas pasirinkti. Vėl, vienas vienetas šiuo metu VUA, kas seka S&P 500, kainuoja 113 baksų. Tai realiai 100 eurų investicija per mėnesį, tai jeigu įmam vidutinį Lietuvos atlyginimą 1350, 10% nuo to 135 eurai, tai visi gali investuoti 10% nuo savo vidutinio atlyginimo. Jeigu mažesnis atlyginimas negu vidutinis, tai galbūt pirmą pasižvalgom, kaip galime pasididinti atlyginimą ir tada vėl žvalgytis, kaip galima greičiau atsidėti vis daugiau ir daugiau pinigų. Ir kaip galite matyti, jokių nei stop lossų, nei take profit, nieko aktyvaus neįdėta, tiesiog periodiškai apsipirkta vėl ir vėl ir vėl. Ir šį mėnesį jau apsipirkinėjau, ateis gruodis, pirksiu vėl tą patį įrankį ir žinoma, per čia nerodo, bet yra galimybė sekti šitą portfelį ir matyti, kad aš kiekvieną mėnesį tiesiog perku tą patį įrankį. Ten vos ne 400 žmonių seka šitą portfelį ir mato, kad aš tiesiog tą patį įrankį vėl ir vėl perku. Jeigu nukeliaujam portfelio analizę, 98% yra viename pasirinkime ir jis tiesiog periodiškai yra pildomas. Bet čia toks paprastas būdas tiesiog nukeliauti, sakyti, aš noriu VUAA. Prekyba, žinoma, reikėtų įsitikinti, kad mes turim pakankamai dolerių, nes šiuo metu doleriais, aš turiu tik tai 87 sąskaitoje, tai reikėtų turėti virš 113 tam, kad tą pirkimą įvykdyti. Bet aš labai noriu atsakingai pildytis, nes šito portfelio pavyzdys rodo tą tokį
labai lengvą palyginimą, kad mes matom ne tik pavyzdžius, kur aš perku, parduodu ir kažkur išleidžiu pinigus, mes matom visiškai identišką tą tokį kiekvieną mėnesį, be kažkokių klaidų, apsiperkam, sekantį mėnesį vėl tęsiam, dar sekantį mėnesį vėl tęsiam ir taip tęsiam ilgą laikotarpį. Gerai, šiandien tiek, ačiū už dėmesį, tikiuosi buvo įdomu ir man tiesiog smagu, kad domiesi naujienom ir seki finansų pulsą. Tai parodo, kad ne tik nori, bet ir darai daugiau dėl savo ateities gerovės. Jei kilo klausimų ar kokių neiškumų, o gal tiesiog nori pasidalinti savo patirtim ar įžvalgom, palik komentarą po šio video arba bet kuriuo kitu mano video ir jį atsakysiu šeštadieniais išeinančiame klausimų atsakymų video. Kaip visada, nepamiršk paspausti like ir subscribe ir čia paliksiu paskutinį epizodą į praktinį eksperimentą, kuriame gali matyti 3 portfelių pavyzdžius. Tiek šiam kartui. Čiau.